Kokia tu skaitai, kad tavo yra pati ta brangiausia? Tada... Yra parašyta, čia nieko naujo, žinai. Tipo, priiminėk po biškį, atleidinėk greit. Žinai, visiems atrodo, kad trūksta pinigų. O iš tikro laiko. Pramogom restoranai, kavinė, žinai, atėjo korona, žinai, nieko reit negali, viskas užsidarė. Supratau, man ten 800 eurų užtenka. Ir čia aš įsivaizduoju, čia vizualizacija prie baseino sėdžiu. Ir tada, kai guliu realiai prie baseino, galvoju, kad ten sofkutės buvo fainiau. Ar gali Ferrari nusipirkti? Gali. Apirky. Nu ne, nafik jis tau reikalingi. Džonas, mano verslo partneris, sakė, adult education is expensive. Sveiki žiūrovai, sveiki atvykę į antrą podcast'o dalį su Tomu Bagdonavičium. Ir jeigu norit sužinoti, kokią problemą reikia spręsti, kai pasiekėt finansinę laisvę, žiūrėkit iki podcast'o galo. O kai tu, sakai, susirasti svarbu gerą dealą. Kas tavo manimu yra geras dealas? Nes aš kaip aš įsivaizduoju, kad į gerą dealą, vis tiek. Tarkim, kai tu nori susikonstruoti, kad turėtum gerą butą, ne? Tai vis tiek, turbūt turi nupirkti pigiai. Ten, nežinau, kai sakai, efektyviai įrengti. Kas dar įeina į tą, sakykime, visą, kad tu turėtum gerą dealą, tavo nuomonė? Žiūrėk, čia yra akis tavo įeina. Realiai, akių ir smegenų su ta jungtis. Gal ne jungtis, o kompleksas. Akių ir smegenų kompleksas įeina. Man būna tarpinė tarp vairo. Čia tas, žinai, esminė, vienas mato, kitas ne. Ir žinok, ant tėvo taip yra. Tu nematai. Šiaip pritariu tam. Arba tu matai, o pardavėjas, žinai, nemato. Jisai parduoda vieną, tu perki kitą. Visas čia yra. Čia yra, kokį 90% dealo. O kaip tu gali pamatyti? Nežinau. Žiūrėk skelbimus, pavyzdžiui, žinai, po valandą kas dieną, arba po 2 valandas kas antrą dieną. Arba po 3 kas trečią. Bet tada pamatysi, pradėsi suprasti rinką, žinai, kažką. Tai čia Lietuvoje, jeigu pakeliausi, pamatysi, žinai, kur ten žinai, kaip ten, pavyzdžiui, Singapūrė, žinai, koks yra tenais norma, kokią normą čia, kokią normą Amerikoje, kokią normą ten vakarų Europoje ir ten panašiai, žinai. Ir tada kažkaip pamatysi, kaip ten jie daro, jie taip daro, žinai, o čia jie netingi, o čia tingi, žiūrėk, kaip fainai sugalvo, iš to tingėjimo, žinai. Visokių šitokių dalykų tu tiesiog pamatai, tai tas, žinok, nupirkimas, aš pats atsienu, buvo tokių gerų dylų, aš nemačiau tam, buvo, kad nemačiau, žinai, o buvo, kur, žinai, ten pasakė, žinai, paskambina ir tu pasirašai, žinai, rezervaciją per ten 18 valandų, žinai, ten beveik milijoną dylų, žinai, va šitaip, žinai, tai čia, kaip pasakyti, čia, yra šitokį, žinai, ta prasme, ir čia, žinok, esmė yra tas, kuris, žiūri ir kuris galvoja. Ir, tiesiog. Ar sugebi pamatyti, ar ne? Jeigu tu plėti, žinai, savo akiratį ir darai, dar bedarydamas, matai, nes matai, sakai, pigiai nupirkti ir, taip apleista. Gerai, bet jeigu tu neturi įrengimo komandos, tai gal reikia komandos, o kaip žinot, kuris geras? O, žinai, čia amžinas klausimas. Tai visą šitą, tai žinai, aš tenais, ir tada ką ten daryti, o kaip juos valdyti, žinai, jie vėluoja, o man nuoma eitų, žinai, ir tada, o ką padaryti, žinai, kad jis tai, žinai, nevėluotų, žinai, tai tiesiog išsinuomojas statybininkas ir viskas, kai jis tas terminas, žinai, atėjo, tu pasakyk, padarysi iki birželio 1, o dabar birželio 30, už birželio tu moki. Būtum papada. Ir tada nesinervuoji, žinai. Nebe čia nebauda, čia nuolaida. Okei. Tu sutari, kad, žodžiu, iki kada bus terminas. Ir po to... Ir tokia nuoma plus komunaliniai, žinai. Tai jis gali ir neskambėti. O statybininkai sutinka taip? Aišku, sutinka. Mums reikės, žodžiu, pritaikyti gerą praktiką. Bet tu paaiškini, čia sąžininkai yra. Taip. Ir aš dar pridedu, jeigu sako, aš padarysiu iki kovo 1, ne? Tai mėnesį. Beveik iki 15 kovo arba iki, priklauso nuo ko dydžio, arba iki balandžio 1, žinai, jo. Bet nuo balandžio 1 tu moki, žinai, mes mažinam kainą tokią sumą per mėnesį ir viskas. Čia kaip buvo vienam draugui, kai pasakojo, ten turėjo kažkokių problemų su banku, tai jisai, žodžiu, bankas kažkokių problemų nesprendė. Jis važiavo trečią kartą į banką, spręs problemą, jau sėdė prie stalo su tais ten vadovais kažkokiais, sako,
ten sprendžiam problemą, neišeina, kažkas nesigauna, tai sako, žiūrėkit, sako, aš tik iš tų laiką 3 kartą, sako, dabar jūs man mokėsite už mano valandą. Jis saugiai pradėjo žiūrėti, sako, tikrai, o tikrai, taip. Sako, tai kaip dabar, pervesim, sako, pinigus. Sako, tai kiek tavo valanda kainuoja, sako, tai pasižiūrėkit, sako, aš jau siuntęs savo išklotinės, ten darbo užmaišius, viskas, sako, pasižiūrėkit, mano valanda kainuoja, skaičiuokit, sako, ir sako, tai kaip čia pervesim. Sako, tai susitarsim po to. Pritaikysi, sako, nuolaidą paslaugom. Už kreditinę nemokėjo metus laiko. Bankas po to jam pritaikė nuolaidą, žodžiu, ir taip toliau. Nu tai va, tai gerai, jeigu taip, žinai, bet va, visą laiką geriausia, tau šiaip nemokės, ne? Bet nuolaida veikia. Vat aš sakau, nuolaida veikia. Jo, bet 2 metam gali pritaikyti. Tas už tai yra visai, tai va, nepaprašysi? Negausi. Jo, neturėsi. Tomai, sakyk, ar darytum kažką kitaip? Ir jeigu darytum, ką? Ai, nežinau, vis, tavrasi, turbūt panašiai, gal, žinai, nesimėtyčiau mažesnėse projektuose, nešvaistyčiau energijos, gal šitaip. Iš karto didesnė. Ne tai, kad, aš pas mane daug verslų, kaip daug, ta prasme, ne tik ant tai, žinai, verslai, ten parduotuvė, dar ten, žinai, tokį, ir buvo tokių dalykų, ne, kur, kai gal, išminties tas mažiau, žinai, kur tu darai darbus, kurių iš vis nereikia daryti. Tai dabar aš darau tikrai nedaug, bet svarbius. Tai turbūt anksčiau šitą būčiau pradėjęs daryti, nes yra, kur tiesiog pagalvoju, o jeigu aš nepadarysiu šitą. Kas pasikeis, ne? Nieko. Toks, tai vadinasi, tada gali išeliminuoti. Žodžiu, daryti mažiau, bet svarbesnių darbų. 28 taisyklės, žinai. Čia tokių dar, žinai, kur, nesusigundė nesąmonėm. Va taip turbūt. Bet irgi viskas čia ant šitą ant godumo sėdi, žinai. Viskas ant godumo sėdi. Ta prasme, visas nesąmonės ant godumo sėdi. Žodžiu, nebūt godžiam, ne? Ar būt godžiam? Ne gal. Žinai, ta prasme, neapsimoka, nes jeigu tu, pasižiūrėk, šitie, kurie nedaro, tai dėl ko jie nedaro? Dėl to, kad godus, bilia kaip. Jiem ten 8%. Gerai, palauks. Paieškosiu 10. Gerai, okei, aš, kai mes investuojame, mes laikam, dviženklę, tą gražą turi. Bet tai ateina su šitu, nes, žinai kaip, pati paprasčiausia finansinės, žinai, laisvės formulė, žinai, tu pasižiūrė, kiek tau reikia per mėnesį, ne? Ir viskas. Ir jeigu tu moki investuoti, daugini iš 100, ne? Jeigu nemoki investuoti, iš 200. Ir va tokio kapitalo tau reikia, ne? Taip. Ir va tau bus per mėnesį tiek. Vis. Paprasta. Ta prasme, tai va, ten kiek gali tau, žinai, padėtas mokėjimas arba nemokėjimas. Bet jeigu tu ir taip eisi ten, dirbsi visą laiką, nieko ten nedarysi, tai ką ten ant tavo mokės? Aš neseniai atradau pas save seną, ten gal 5 metų sąsiuvinį, kur, žodžiu, ten rašais 5-mečio planą, kiek, žinai, kur bus ir kas keičiausia, irgi pasiskaičiau, kiek reikia, žodžiu, uždirbti per mėnesį. Tuo metu, aišku, vaikų dar ten nebuvo, tai skaičius buvo kitas. Tai pasirodo pagal tą planą, tai jau būčiau jau peržengęs. Kiek buvo pas planas? Aš nežinau, gal 1300 eurų kažkas tokio, man regis. Ir uždirbti ar čia išėjti? Ne, į mėnesį. Kad tau nuomos sugeneruoja, žinai, kas yra dar, toks, šitą pertraukiu biškitą, žinai, bet žinai, kur yra esmė. Plema, visi kaip sako, sėdi šiaip pakankam šūdę, ne? O kai paklasi, kiek tau reikia pinigų, pasako tokią sumą, kur blema, ten, tikrai, ne kiekvienas ten toksai, žinai, nuo ofisinis planktonas tokį padaro, žinai. Taip. Ir tada galvoju, blin, tikrai, aš ir tada, kad gerai, kad tau stresą nuim, žinai. Nes, tipo, tau ten, nežinau, jaučiu 1500 pasyvių pajamų, jau nuimtų daug streso. Ta prasme. Vadinasi, išlas tavo dengtų ir tu... Jo, ta prasme, tu jau, ir tada tu visą laisvai, visą kitą savo užsidirbė, ne? Bet, čia, žinai, kas čia bus, ne? Ta prasme, tai, šitai. O tu, taip, paklaus žmogaus, kiek jam reikia, 2, 3, čia minimum, 4, aišku, čia, žinai, po 10 metų bus kitaip, bet, žinai, kaip yra, ir tu, taip eini, tais laipteliai, žinai, ta prasme, ten finansinė, žinau, įsidėlio finansinė ramybė, finansinė nepriklausomybė, laisvė, žinai. Ką ten dabar, tipo,
Ar gali Ferrari nusipirkti? Gali, apirki. Nu ne, nu nafik jis tau reikalinga. Tu prasė, nu žinai, va čia tada ateina va šitok, žinai, bet va tas pagrindas, žinai, tu prasė, jie, nu aš ką matau, bando aukštai labai šokti, o man čia reikia dafiga, ne? Į tą dafiga, kas sugalvotų, gerai, jeigu tu esi ant daug ir tau, žinai, nu jeigu tu termostatas ant pas tave ant kokio, žinai, nu, nežinau, 3000, žinai, tau sugalvoti iki 4, nu 1-2, ne? Bet jeigu pas tave, žinai, termostatas ant 1000, tau reikia ant 4 sugalvoti, na blin, jau čia, jau nebeveikia, kad dirb daugiau, žinai, nu, tipo, nes jau neužtenka valandų, žinai, paroj. Tada jau reikia galvoti kažką, tada vėl, tada ten, nu, tai tada bitcoinas, ne? O čia, įdėjau, nu, tipo, arba paėjo, dar dedam, dar. Užaugs dar. Ir mano, blemo vėl nepaėjo. Šiaip mes turime irgi vieną tokį draugą, kuris irgi prieš koroną sako, man ten reikia uždirbti 10 000 eurų, kad aš ten gerai jaučiuosi. Viską išleidžiu ten, nežinau, ten pramogom, restoranai, kavinė, žinai, savo atėjo korona, žinai, nieko ryt negali, viskas užsidarė. Savo supratau, man ten 800 eurų užtenka. Sako, nu, kažkur pavalgyti savo kartais, sako, šiaip namuose gali pavalgyti labai skaniai pasidaryti. Sako, tai tokia laus išgerti savo su draugais, ten sako, pažiūrėjau, dar kažkur ten nekainuoja, sako, 800 eurų man užtenka. Kiek iš jų savo reikia 10 000. Atradimas. Geriausi dalykai šiaip nedaug kainuoja, visi pantai daug kainuoja. Ta prasme, visa ta nesąmonė. O tau gamta, nekainuoja, nekainuoja. Nu, arba mažai kainuoja. Nu, jo, ta prasme, santykinai, žinai. Nu, bet tai, nu, tai va, tai žinai, kai darosi žmonės tikslus, tai va dažniausiai per didelius padaro, tada ten ieško perfekcionizmo, visokio tipo, oi, kad nesuklys, žinai, nifiga, nu, suklys, tai gerai, nu, žinai, kaip sakė šitą, va, Džonas, mano verslo partneris, sakė, adult education is expensive, žinai. Nu, taip, kuo toliau tu padarai tas klaidas, tuo jos brangesnės, žinai, tuo jos gerokai brangesnės. Nu, bet ką, nu, ir tiesiog, nu. Susimokė už edukaciją. Nu taip, bet ta edukacija paskui, nu antrą kartą gal, nu svarbu antrą kartą ant to grėblio neužlipti. O kokią, sakytum, vat, iš savo klaidų, ar ne? Nu, jeigu gali, įvardink, jeigu ne, tai ta bent aptakiai, sakykime, kokia tu skaitai, kad tavo yra pati ta brangiausia. Klaida nebūtinai gal pinigais, gal emocinė prasme, kad daugiausiai 2-3 metus, žinai, ten ką nors darai ir kur emocija, tai turbūt buvo nekompetitingi žmonės, nu, tipo, ir nekompetitingi, nelaikų išmetimas, va čia, nelaikų nutraukimas, pradedi, nu, tipo, šitą, va čia turbūt. Neišlaukimas. Nes tada, nu, tipo, tu matai, kad nevažiuoja, reikia iškart keisti, ir viskas. Katinti, ar taip, nes mes, ir yra parašyta, čia nieko naujo, žinai, tipo, priiminėt po biškį, atleidinė greit, nu, tai, tipo, žinai. Taip. Nifiga, o tau sėdės, ir žmogus, toks gal geras žmogus. Nu, gal pasitaisys. Nu, tipo, jo, žinai, gal, ne, taigi čia, žiūrėk, jeigu tu va taip darys, tave išmokysim, čia, bravo, tu pamatai, tugi ne universitetas, žinai, kad tu galėtum mokyti, žinai. Aš tu ten gali susistematizuoti ir tada stengiasi, tas skatina susistematizuoti, kad ir idiotas suprastų. Galėtų važiuoti, žinai. Bet jeigu nori palaikyti, ne, tai tau gal užtenka neprotingo žmogaus. Bet jeigu nori viršų važiuoti, tau reikia. Scaling, žodžiu, reikia. Jo, nu reikia tokio, kuris, nu, matė bent dalį tokio, kur važiuoja ir panašiai, žinai. Bet čia turbūt ne apie vykdomąjį personalą, nu, ta prasme, čia apie tą, kur ir galvojantį, žinai. Nu, nes čia, nu, mes kaip, nu, nedideli pas mus tų žmonių nėra daug, pas mus ant sistemų viskas, žinai. Bet čia labai patinka, kad sistemos yra. Nes žmogų pakeisti sistemą, nu, nėra brangu, nėra sudėtinga. Jo, nu, tai dabar aišku. Išėmė į vieną... Jo, tai čia tas duoda daug, o kai tu tik pradedi statyti aplink žmogų, nu, sunku, nu, ta prasme. Tai va čia turbūt tokios, kur turbūt sisteminės klaidos, kurios labai paskui per visur praeina, ir per finansus, per emocijas, kai tu turi daryti už jį, žinai, ta prasme, nes ateina tada iki tavęs, tada turi ir tada, nu... Įsikišti jau prieš savo laiką, ar ne? Nu, taip.
Tai, yra tas, kad savo... Ir tu jeigu viduj, tu sėdėdamas verslo viduj, niekada neuždirsi daug pinigų. Tarsi tiesiog, tu nematai aplink nieko. Ten tau skambučiai, žinai, tu ten savo verslo, žinai, aš vadovas, žinai, tai blema, kiek ten, žinai, ūkį, kad palaikyti, kiek ten, karvės mel, žinai. Visi tau skambina. Tai žodžiu, tavo rekomendacija, ar ne, jeigu turi kokį nekompetitingą žmogų, ir gali leisti savo prabangą su juo atsisveikinti, tai žodžiu... Ta prasme, aš tai sakyčiau, nesitaikstyti. Žodžiu, daug antrų šansų... Ir aišku, nepasakyti, kad, už mėnesį tave atleisim, žinai. Būk pasiruošęs, kai pasakai, kad atleisim, ne, tai įsivaizduok, nuo tos minutės jo nėra. Jo mintis, jo kitur. Taip. Čia turbūt tokios buvo, kur, aišku, ten gali ten nematyti ant kažkokio, žinai, šito, bet viskas ant gerai, kad viskas pataisoma. Pamokas. Pakankamai toks. Jeigu taip neišėjo, tai kitaip išėjo, žinai, ta prasme. Gali perdėlioti, žodžiu, kitaip yra visą tą. Pakankamai persidėlė. O sakyk, dar irgi toks klausimas, mes kaip ir aptarėm iš tikrųjų turbūt, bet dar taip užtvirtinti, žmonės irgi dažnai klausia, ar ne per vėlo šok dabar į tą traukinį. Ar dabar čia geras metas investuoti, žinai? Tai jeigu tu vieną kartą gyvenime investuosi, tai nežinau. Tai čia ir yra, kai tu, kiek tu nori, žiūrėk, pensija, pensininko pensija, maždaug 1,5 kambario būto nuoma Vilniuje, visais metais, važiuok istoriją, žinai, pamatysi, kad arti labai. Tai kiek tu nori tų pensijų, žinai? 1, 2, 3, 4, žinai. Tai ką tu per gyvenimą, tipo, 2 pensijos negali padaryti? Tau būtina ten 3 pakopą. Nesąmonė, žinai. Tu gali tą padaryti. Aišku, čia, žinai, daug atsiranda tokių, žinai, pradedančių, kurie ten, žinai, priperka daro nesanės, žinai, rinką iškreipia. Kiekvienas irgi turi pajausti, ar čia jo. Taip. Jeigu čia ne jo, tipo, yra kam patinka, žinai, operacijų, operacinis verslas, žinai. Tai jis čia ten eina, žinai. Kitam patinka ten į fondą įdėjo, žinai, ten dirba kostiumuoti dėdės ir jie žino, kaip dėti. Ir viskas ir džiugės. Tada išsikešinsi kažkada, ar ten patruputį, žinai. O NT patinka, tai NT. Ta prasme kažkas to. Supratau. O tu minėjai, kad turi vis tik ne vieną verslą. Tiem žmonėm, kurie, tarkim, nori dabar dar tik pradėdinėję savo patį pirmąjį verslą, kokius duotum kelis patarimus susijusius su pirmu verslu? Kur lengviausiai suklysti? Pirmas dalykas, idėją pasakot visiems ir žiūrėt, kaip reaguoja. Taip, tai yra sevi. Bent kokiam tam žmonėm papasakok savo komercinį pasiūlymą, ne? Rinkos tyrimas toks. Apie visus aplink. Taip, ne tai, kad čia ultra idėja. Niekam nesakysiu. Niekam nesakysiu. Tai čia tokiam, jeigu visai pradedanties. Bent, idėją pavers komerciniu pasiūlymu, ne, tokiu. Tipo, padaryk lankstinuką. Padaryk lankstinuką ir apeik, draugus ir, draugai sakys, tai tu fainas esi, tai tikrai pirksiu, žinai. Čiūriką laikys. Žinai, čiūriką, bet, apeik, žinai, daugiau žmonių pasižiūrėk, ar ten eina, žinai. Tai turbūt čia toksai pirmas patarimas, dar kuriant verslą. Pliamba, žinai, kur pamatyk, kur tavo pridėtinė vertė, žinai. Jeigu tu matai, kad dirba kažkoks konkurentas, kad tau atrodo ten unikalus labai, tai kažkur gal ne ten važiavai. Tipo, per daug, žinai, jeigu bus. Vis tiek tu kažkaip priartėsi prie konkurento, ne? Ir pamatai, per kurią vietą konkurentas uždirba. Dėl ko jam eina, žinai, ką jis gerai daro. Ar jis ten, žinai, marketingas stiprus labai, arba ten, žinai, gal jam iš vis tas pelningumas, žinai, koks Uberis ar Boltas, žinai, tipo varo į minusą, žinai, ir gerai. Tai ką tu, dar vieną sukursi, žinai? Kad dar pavaryti. Lašinio reikia biškį turėti, žinai, kad ta, aišku, tu gali sukurti ir tikėtis, kad ateis tai nupirkti, žinai. Irgi, šitą strategiją yra apskritai, jeigu versle, turbūt pats geriausias produktas yra pats verslas, žinai. Taip. Nes visi didieji, tarkim, verslininkai vis tiek turi kažką, ar ten Amazon, ar dar kažkas, ar Tesla, kas stovi verslas už jų. Bet aišku, čia mes kalbame apie tos hiper didžiuosius, ar ne? Tai ten jie kitaip veikia, ten ne į pelną orientuoti. Tavarsi, į akcijų šitas kainą. Tiesiog pardavinėt naujas akcijas ir pritraukinėt daugiausiai nuo ten pinigų, žinai. Su haipu, kad, bus gerai. Bus gerai.
Bet irgi tai, gal gera strategija, nežinau ar Lietuvoje. Tai, Tomai, pabaigai, kokį vieną palinkėjimą arba idėją norėtum pasakyti mūsų žiūrovam? Kokio, žinai, taip norėtųsi kažkokį tokį žinai, tiesiog daryti, aš tai sakyčiau, žinai kaip, viskas, ko sieki, realiai išsipildo. Beveik viskas. Ir aš dar, žinai, gal tokia pasaka. Aš darau tas, kas darosi lengvai. Žinok, aš nežinau, aš turbūt galvoju, aš manau, kad Dievas mane myli. Ir jeigu nesidaro, tai reiškia, šūdas. Žinai, ta prasme, tai reiškia, nereikia ir daryti. Ir jau tiek kartų esu įsitikinęs, kad jeigu nesidaro ir bandai, tai, tau rodo, kad, klausyk, gal ne čia, žinai, tai taip toliau. Tai turbūt mano tas, ir tada įeini į tą flow tokį, kur tiesiog viskas vyksta, čia, žinai, čia, čia pasirodo to reikia, čia žiūrėk, įsisprendė, čia viskas, o tik nueini į kokį kelią idiotišką, ir žiūrėk, čia tas griūna, čia tas ir čia nesiseka, ir ten perspaudęs varai ir tau neina, ne? Tai tada, aš turbūt atsitraukiu iš karto, tokiu būdu, ir dabar vis labiau pradėjau anksčiau atsitraukinėti. Ta prasme, ieškai to, kur važiuoja. Tai ir turbūt, čia turbūt gali būti tas atsakymas, kad čia mano, žinai, čia nes nemanau, kad, žinai, gyvenimas padarytas, kad, būtų sunku. Apsisunkina žmonės save. Tiesiog turi surasti, kur tau lengva, ar ne? Taip, kur darosi. Tiesiog yra, žinai, dalykų, kurie darosi, o yra, kur tu ten, ką ten, mes greičiau, kiek gali. Mes ir bėg tolyn. Daryk, gal ne tai, kad mes, žinai, jeigu mes, tai ką daryk, bet, yra, kas darosi, yra, kas nesidaro. Ir daryk, kas darosi, nedaryk, kas nesidaro. Aфиgenna paslaptis, žinai, daryk, kas darosi, nedaryk, kas nesidaro. Bet iš tikrųjų, žinai, ta prasme. Jeigu pritaikai praktikoje, labai palengvini savo gyvenimą. Jo, tu, žinai, ar sėkmingas būsi, nežinau, bet bent, žinai, bus bent paprastas, žinai, paprasčiau gyventi. Bet jau mažiau problemų. Nereikės sukandus dantis. Ten visi ten, čia tokį planą, žinau, ko nori, viskas, ta prasme. Nes čia taip, aš atsimenu, žinai, taip, čia gyventi pietų prancūzijai, ir tada viskas įvyksta, žinai, sėdi, ko aš dabar noriu. Kas sekantis sąraše? Ir čia blema situacija tokia, tada turi vėl, žinai, ir tada pamatai, kad, žinai, tas tipo daugiau, kaip, jau, ne visada yra geriau. Prasmės nėra, ta prasme, koks skirtumas, ar ten tiek tu nulį, ar tiek, jau tada, kaip tu kūrybiškai moki leis gyvenimą ir fainai, žinai, tada į tai ateina. Ar tu, žinai, ar turi fantazijos ar ne? Žinai, kaip per tą. Ar 12 kėdžių sakė, man atrodo, kur sakė... Kam tau pinigai? Kam tau pinigai, jeigu tu neturi fantazijos. Bet čia yra tokia frazė, kurią tu supranti tik, kai atsiranda pinigų, žinai. Kur tada žiūri, tai kaip man, žinai, fainiau gyventi, ar, kažkaip fainiau, prasmingiau, maloniau ir, žinai, visai. Kaip daugiau žodžių spalvų turėti, ar ne? Ta prasme, ir tada, žinai, tada vėl grįžti į save, žinai, vėl dar daugiau susidraugauji su savim, žinai. Kai susidraugauji su savim, tada viskas, dar kažkaip geriau eina. Tu gali sėdėti šis ten, žinai, medituojami, reikia vandens, žinai, ir truputį maisto. Ir kad nesušalt. Ir kad nesušalt. Tai, žinai, ir kokios čia reikia finansijos. Žinai, dar ką. Iš tokių pastebėjimų. Žinai, visiems atrodo, kad trūksta pinigų. O iš tikrųjų laiko. Žinok, aš galiu irgi pritarti tam, kad pačioj pradžioj tas limiting faktorius, aš ir manau, kad nemažai draugų irgi sutiktų, kad atrodo, kad yra pinigai. Ir tiesiog tu dalinę darbų darai tam, kad kam. Uždirbi pinigų daugiau. Taip, ir kad gautum, jau kai gauni tų pinigų, tai tada jau atrodo, kodėl neinvestuoji, nes neturi pinigų. Žinai kaip, tai pradedi daryti tam, kad gauti pinigų, nes neturi fantazijos, kaip užleisti šitą, tai tada... Arba padaryti be pinigų. Daryti, ne, tiesiog eini daryti, o žinai, uoste, stovi jachtų dafiga, ne? Išplaukia procentai 5. 95. Bet 95 tai nusipirko jas, žinai, visi jas nusipirko, bet stovi, žinai. Ir stovi ne po mėnesį, ne po 2,
žinai, va, stovi. Tai ko trūksta, žinai, tai prasme. Tai va čia, žinai, tada, nu, turėti asistentus tokius, ten, nu, ten, žinai, tvarka, vaikų žiūrėjimas, čia labai, nu, svarbu. Ir tada, tu tada tokiu būdu tu įsigyji to daugiau laiko. Taip. Nes čia toks, čia kol, nu, nereikia turėti daug pinigų, kad suprastum, kad čia esmė, žinai. Nu, tu išvažiuok, tarkim, atostogų vadinamą, žinai, kokius 5 kartus į metus ir pamatysi, kad kokį 5 jau tau sunku išsirinkti, žinai, kur čia važiuoji. Čia buvau, tipo, eisiu dirbti. Saugus pasirinkimas. Fantazijos. Ai, nu čia gal brangu, taip, gal nereikia. Nu, tai va, tokių dar atsiranda. Nu, tai va, tai fantazija ir kas dar. Čia kaip būtent žmonės sako, dažnai ten uždirbsiu pinigus, ten pasivės pajamas, verslą parduosiu, tada išeisiu pensiją, dažnai, nežinau, 400 ar 45, žinai. Sako, išeina pensiją, aš turiu pažįstamą, išeina pensiją, pabūna pusę metų, sako, viskas, nudirb, nes sako, nusibodu. Tai taip, nu tai man buvo, tai mes taip važiavam į Pietų Prancūziją, čia išsinamam vilą, čia viskas. Ir kaip neįdomu prie to baseino. Nu, realiai, tau, gerai, nu, taip, tu, žinai, po kokių, nu gerai, atvarai, čia viskas faina, žinai, čia vynas, čia šiluma, čia cikados varas. Viskas tai. Taip, afigėt. Nu ir paskui tu po 3 savaičių, žinai, nu ką tu tą gultablėm. Tampai, nu tai va. Nu nebeįdomu. Ir dar paskui pamatai, kad kai svajojau, žinai, fabuose ant sofkutės pas mamą, žinai, šitą ko aš noriu. Ir aš toks buvo. Ir čia aš įsivaizduoju, čia vizualizacija prie baseino sėdžiu ir tada, kai jau guliu realiai prie baseino, galvoju, kleba, ten sofkutės buvo fainiau, nes čia saulė netaip. Tarsi net pamatai jau tokias nesąmonės, ne? O žmonės nesimėgo, tu gali paskęsti tą vizualizaciją ir, žinai, gal tai bus geriau negu kad realiai. Bet šitą gali iškirpti. Tavo svajonė, kai svajojai, atrodė geresnė. Jo, kol svajojai, buvo aфиgenai, žinai, tada, žinai, atėjo ir galvoju. Čia kaip su kelionėm yra, žinai, sako, kada geriausia, žinai, nu... Kada laimingiausias žmogus yra? Tai prieš kelionę planuojant, kada smagiausia ir po to grįžus prisiminti, nes kai kelionė, tu turi eiti kažkur, žinai, pavargęs dėl kojas skauda. Važiuoti, žinai, ten skristi reikia. Nu, va, tai vienas iš tokių mitų, kur, žinai, atrodo vienaip, iš tikrųjų, žinai. Grįžti po atostogų, žinai, nu, tai kaip atostogas, nu, blema, biškai reikėtų pailsėti po atostogų dabar. Reikėtų atsipūsti dabar po atostogų dar reikėtų, žinai, kad... Na, tai po gerų atostogų visą laiką reikia atostogų. Su savimi irgi, žinai, prieš planuojant. Ir ten, žinai, turbūt yra tas irgi fainiausias laikas. Jo, kad pasižiūri, kad, blema, gal pasirodo tada, kada fabose buvai, žinai, daugiau kaifo buvo. Kažkur, žinai, patinka žmogus pasakė, kad net tikslas turi būti, žinai, tenais, nu, jūs ten tas koncentracija, žinai, nu, pagrindinė, sako, tas visas kelias turi būti fainas, sumait, žinai, vat, nu, link to. Va čia ir yra tas, žinai, kad, nu, daryt, kas darosi. Taip. Kad mėgautis procesas, žinai, kad darysit, nepatik, žinai, ten eisit, nes tu turi, žinai, nusipirkti Porsche, nu, tai... Užlipsiu aš ant tą, užlipai. Kur sekantis kalnas? Tipo, paplokit, ne, tai ne kur sekantis, tada tu nematai sekančių, galvoju. Reikia susigalvoti. O ką dabar? Gražu, žinai, kas to jo. Gerai. Jo. Tai va. Tai žodžiu, kad taip nutiktų ir visiems mūsų žiūrovom, ar ne? Kad, o ką dabar ateitų momentas? ir jį išspręstų. Jo, ir sėkmingai išspręstų. Nes čia sunkus uždavinys. Gal kažkas į depresuką tada eina, žinai, tipo, viską pasiekiau, nu tai ką dabar. Taip, kai daug žmonių, kur po tos yra depresinės, viską turi. Žiūrėti išjungtą televizorių. Tai va, tai dėkui labai Tomui. Šiaip turėjom superinį podcastą, nežinau kaip jums, bet mums tai čia buvo žiauriai smagu. Ir kviečiam, jeigu jums patiko, pažiūrėti mūsų kitus podcastus ar ne. Ir jeigu norėtumėt Tomą pamatyti dar kažkada vėliau, tai mums būtinai palikit komentarą, kad Tomai, ar ne? Tomas. Jo, ir siūskit draugam. Siūskit draugams. Šiandien su draugais, nes tai naudinga informacija. Šiaip ką dar galiu pasakyti, kad svajonės pildosi. Kažkada tais 2017 metais su Gedrim dalyvavom Tomo seminare, galvom, kaip čia, nu, fainai šneka, lektorius, atrodo daug pasiekęs, o dabar su Tomu galim pasišnekėti gyvai, pasidalinti ar ne kartu. Reikėjo tik stipriai panorėti. Panorėti ir mes... Ir duoti 5-6 metus, kad praeitų. Čia detalėse. Jo, kad praeitų 6 metai, ar ne? Ir ką, paskutinį momentą, ar ne, nepamirškit nusipirkti Tomo knygos, ar ne? Nes Tomas sakė, tik 2000 tie yra Lietuvoje. Tai aš ir sakiau, nusipirksiu porą, vien tik pasidėti į muziejų. Žodžiu, parašą parašyti. Jo, padidinsim vertę, ar ne? Ir ką, žiūrovai, dėkui jums už jūsų laiką ir iki sekančių pasimatymų kitose podcastuose.
Dėkui, Tomai, dar kartą. Iki sėkmės visiems.